Nu ką, prasidės 1:5 petrolių finalas. Tai jis būna vienas ir vienintelis finalas. Čia kaip įprastai Electric važiuoja 3 kartus, tai čia važiuosim tik 1 kartą, bet važiuosim pusę valandos. Tai aš savo užsikūriau, pabiškai einu link finišo, link starto. Ir ką, ir bandysim važiuoti, nufilmuosim, pasižiūrėsim kaip sekas. Šiaip nežadu aš čia labai varžytis, daug spaust. Toks biški lengvesnio važiavimo būsiu tam, kad tiesiog pusę valandos išvažiuoti ir gerai laiką praleisti. Čia man toks ne tas modelis, kuriuo reikėtų plėšytis. Nekirp dar, blėsis. Va, čia. Nu tai jeigu ką, čia, na, Taip, lieka minutė 10, tačiau dalyvius užimti savo stancijos vietas, išsimetam galtą ir judam link stancijų vietų. Tuo tarpu ketvirtą turim, visi maršalai vietose, puikiai, ačiū. Labai arši pradžia, panašu, kad Nice. Atsargiai po trašimo, atsargiai pirmas turėtų būti apkeliusi trašimas, tada dėjimas. Ačiū. Ir dabar reikia tiesiog Paikymas ir rizika, kad jinai tikrai nevermato. Manau, čia šiek tiek turėsim ir iš dalies ištvermės varžybos, kada technika atlaikys. Tai galbūt yra labai gerai, kad jūs daug neturim, tikrai taip netikim. Bet aš manau, kad mes 10 minučių ir yra daugiau pasirodo būdų. Rato tarpu, o tai grįžtam šiek tiek rato pasiekti per dabarą. Jonas trečias, kaip Kulio, turim reik man tada pavardas užsuot. Trumpa Jonas antras, pateikis Jonas trečias, Stankevičius Mindaugas ketvirtas, Danielius Lenkas, tokia ir Kulio.
Nėra gerai. Bus bėdų, tai sprendžia Ruslanas vis dėlto negalėtų tokios technikos, nes tai iš esmės kvepia visų persikėlimų. Dar kažkas bando čia vardytis ir taip, kad tai dar vienas varas pavardys. Ir vėl galinė pakaba. Kas tai galėtų būti, pagalvada tai bus... Kas ten? Užgalė. Ai, kaip gaila, kaip gaila. Matau, kad poškėse tikrai vargsta, o tai reiškia, kad suvažiuoklė kažkas taip panašu, kad stringa. Rusla! Neškite pirtis tą modelį ir viskas. Ruslanai, neškite pirtis! Na taip, manęs nelaikė. Taip, manęs nelaikė. Na ką, turim du iškritusius modelius, bet jau kokias viskas. Ruslanas kapit! Tai reiškia pažydė. Šiaip nežadu aš labai varžytis, daug spaus, daug biškį lengvesnio važiavimą būsiu tam, kad tiesiog pusę valandos išvažiuoti ir gerai laiką praleisti. Per rimti. Na ir gaila. Sakiau, neskubėsiu. Koks tas finalas? Ir vėl rizika. Taip netyčia, tuo prasme, pervirtau, bam, viską. Patengos skaudžios šiandien ir modelį pasižiūrėsim, kas buvo. labai anksti yra iškrentama ir prarandama kovoti toliau tiesiog dėl vietų. Kas nutiko? Lūžo? Ai, Nu, išsinėrė iš savo vietų. Orientuota atrodo tokia. Žiūrėk, pusės. Man taip sulaužė, matai? Trečias, Tunkevičius tai Mindaugas gal galim Kapinas. įstatyti? Tada neperėsim. Jo, aš matau, bet čia pusas. Tuo tarpu visi likę dalyviai sekundė. Kas tau? Kas tau? Pavyzdžiui, žiūrėtume į Man, rankų karočią, atsisuko mortikas jo ir sulaužė. Rankos dabar kauna visiems. Po sekundę. Kiek svarbu nedaryti klaidų ir per ilgesnį laikotarpį tu įgauni. Čia neįmaus nieko. Tai yra jau daugiau negu 10 sekundžių. Tiesiog laukiu, kada Jonas skris starto finišo liniją, kad turėčiau tiksliausią laiką. Stabiliai, be klaidų. Gal galim būtų tau važiuoti be vieno rato? Nevažiuoja. Kaip ne? Dažniausiai atsiliepia klaida, per kurią... Į pasuksis tiesiog? Tiesiog suksis? Būtų vidurinis dyfas blokuotas. Blokuotas. Tai važiuos? Nevažiuoja. Kaip gali nevažiuoti? Nevažiuoja, Jon. Kaip tai tau Žinau, priekis? nevažiuoja. Tau priekis ves, ką čia šneki nesąmonės? Nevažiuoja. Ne, tau turi važiuoti, Rusla. Tau priekis ves. Ne, aš ką tik vieną pusę šitą važiuoju, ir visai nevažiavo. Tai tau užsikirtęs gal buvo? Daniel, lenda į vidų, bet Jonas kas atrodo greitesnis tiesioj. Čia bus ir kelimasis. Maladė. Čia bus vidus ir lenkimas yra. Na taip, Danielis išlaukė momento. Iš... Einu virš. Tai pavadinkim išprovokavo Jono išlendimą į išorę. Na ir tiesiog klausimas buvo. Taip? Paskutinė pradžia buvo padaręs klaidelę. Turėjom kainavo 2 sekundės palyginant su Danieliu. Na ir vėl pradėsim klausytą matyti. Pasveria. Laiko. Taip, Raimondas dar vieną klaidą daro. Davai, Danilo. Ir čia iš karto Danilo netgi 2 modelius, kad metu pasiema ir veržiasi į priekį. Labai rizikingas buvo manevras. Tuo tarpu Mindaugas matęs, kad Raimondas yra apvirtęs startą ir nusprendė nešokti. Danilo varė vos sekundų skaičių ir ore peršoka.
kiek bėga. Atrodo, 7 pavarą Danielius įjungęs lyginant su kitais. Žiūrėsim, kaip tas pats pavaros užteks 20 minučių. Viskas gerai, to Tikrai esate turėję atitolsti nuo jų. varžybas, kai lyderis sprendta paskutinėse ratose. Ta rikiuotė susibyra. Dabar Gestas irgi pabrėžia iš tikrųjų didelę persvarą 3 atų. Gerai, šunuolis, atitolo dar. Danielius išlaiko tokį tempą. Danielius turėtų pabaigti 53 ratais, dabar praėmė 50. Na, Jonas turėtų išlaikyti irgi 3 vietą, tuo tarpu Mindaugas Balukaitis jau yra 4. Neturėtų čia bent jau pasikeisti niekas. Vėlgi, nebent yra kažkokie tai gedimai, kiti neprognozuojami dalykai. Na taip, Danielius jau yra pavijęs, yra aplenkęs, netgi 3 vietoje važiuojant į Joną. Iš tikrųjų. Daro kelios pačios klaidos šitam rate. Vertėtų gal pamatyti, ar tikrai jau čia verta. Galima labai greitai atsisveikinti su technika. Savo tempu, Danila, neskubėk. Jis dabar... Palaikyk dabar tokį pat tempą, kaip laikai, biškį atitrūk nuo jo ir paskui prilėtins. Nesijaudink, viskas gerai. Traukia vairą. Vairo traukia! Vairo traukia! O panašu, kad nesuga vieną pusę ir turim lyderio problemų. Ar nejaukit? Prašau iš trasos, Aslanai, iš trasos. Taip, lyg ir užsikirtas servo mechanizmas buvo. Kolegos greit pataisė. Servai. Ne, turi problemų sukas vis tiek. Neatrodo greitas, arba tu tiesiog tikrinasi, kažkas yra. O tikrai ne tas tempas. Jeigu kairė pusė pas Danilą nesuka mašina, vėl už trasos ribų ir panašu, kad yra rimtesnių gedimų. Tai kur tu tokį smūgį turėjai? Tikriausiai nulaužiai dantis savo viduje. Ir tai reiškia, kad Tai kas Raimondas susigrąžino. Taip, Raimondas jau yra susigrąžinęs 1 vietą. Jonas turėtų netrukus irgi kilti į 2 vietą. Mindaugas į 3. Priklausys, kaip per greitai sutvarkys Danielių. Jo, panašu, kad į vieną pusę nesisuka ratai. Taip, visas laisvas suolis, paprašysiu šiek tiek atstumti. Tikrai yra patyrusi mechanikai, kurie gali sutvarkyti, jeigu tai yra sąskada.
Numau kėbulą! Tai kas yra? Jo. 3 pradėjom, 3 sulaužėm savo modelį, žodžiu. Greičiausiai servas Eiveris palūžęs. Sako, kalendas servo lūžo ir gesinamas Danieliaus variklis ir tai reiškia viskas. Ai, Danila, nu. Na ką, iš 6 yra važiuoja pusę. Girdžiu dar prašau užkurt. Bet žinau, kad Danieliau nelabai tau kažkas pasikeis. Mindaugas dabar tave lenks. Ok, matau, Mindaugas irgi sulaužytas. Žiūrėk, lūžų su ratu irgi varo. Čia vyksta. Begalynė amortizatoriaus panašu, kad važiuoja. Na ir tai reiškia, taip, Mindaugas yra trečioj vietoj, bet dabar Daniela su Mindaugu turi po lygiai ratų ir jeigu galėtų važiuoti, na ne, be posūkio bus turbūt sudėtingiau. Čia matau be mortiko, tai dar važiuoti pusę velnio galima. Įdomią situaciją labai turim. Sakyčiau, situacija yra tokia, kad Mindaugas turėtų važiuoti bent kelius ratus taip. Ir tada stebėt situaciją, greičiausiai kesintis ir laukti. Ir jeigu Danilas susitvarkys ir išvažiuos į trasą, tada reikia ir tau išvažiuoti. Bet nežinau, kokie sprendimai bus priimti kitos komandos. Ne, panašu, kad Tomas stoja. Tomas, Mindaugas. Pastum, sako, ar iš kur? Gesta modelis. Taip, matau, bėga Danilo tvarkytis modelį, greičiausiai bandys susitvarkyti ir grįžti į trasą, tai dabar Danilo atsilieka tik tai 2 ratais nuo Mindaugo. Mindaugas yra kūrimas. Sergis ir vėl nuo Mindaugo. Mindaugas yra kūrimas. Aš žinau, kaip čia seksis jie važiuoti. Taip, matau, bėga visa komanda ruoštis, tai manau, kad turėsim dar intrigos. Mindaugui tikrai yra sudėtinga važiuoti be vieno galinio amortizatoriaus, o galimai ir pusę, aš nežinau, kas ten dabar yra. Vėl Mindaugas užgesta ir taip. Žinokit, chebra, viskas prašysiu sekančius gesinimus nešti į pridus, nes bus labai neteisinga. Mindaugai paskutinis tavo užkūrimas trasoje, visa kita turės būti kūriama pitose, nes bus labai neteisinga prieš kitus kolegas. Wow, kas čia ką tik įvyko, ta prasme, kiek pokyčių turėjom ir lyderio praradimą. Dabar lyderis, matau, ten subėgęs, dar bando taisytis, dabar kova vyksta dėl 3 vietos. Mindaugas turi mechaninių problemų, Danila irgi turi mechaninių problemų. Taip, matau, Mindaugas yra užgesęs. Viskas neša modelį pitus maršalai. Taip, yra rimtesnių matyt gedimų. Ratą, galima sakyti, pavyks. Aš sakyčiau, Mindaugai bandyk remontuoti, žiūrėti, kas vyksta. Ir priklausomai, ar Danieliui pavyks grįžti į trasą, priklausys, kokius veiksmus tau reikia daryti. Dabar turiu užsitikrinęs 3 vietą, turiu 3 ratų pranašumą ir laiko tvarkytis, žiūrėti, kame yra problema. Einu pasižiūrėsiu, kaip sekas Danilai, nusinešiu modelį tuo pačiu. Tikrai neskubėt, turi laiko, viskas tvarkoj. Tai panašu, kad filtras yra šiek tiek užsikimšęs, pasikeitęs oro ir kuro santykis, o dėl to variklis Einu pažiūrėsiu, kaip Danilai sekas, nusinešiu savo modelį. Pas mane lūžo abu galiniai amortizatoriai, tiksliau jų apačios laikikliai. Tai žodžiu, taip greit nesutvarkysiu aš jo. Kur varai, Andrila? Tai tenais. Keičia servą? Jo, jau patį. Nedaug atsilieka, Danilo, jeigu dar... Sugrįž. Jo. Benzą užteks? Gali pilt. Visą baką daryti. Ne, reiks supilt. Kur leika? Čia.
Davai. Jis ten važiuoja be vieno rato, tai karočiui labai lėtas yra ir buvo da uždusęs, pats tvarkęs mašiną. Tai nedaug atsilieka, jeigu pavysi, nu, prasme, palaikysi tokį tempą, kaip prieš tai pavysi, tai... Можно? Данила, шуруп не подключу. Сук servą. Tai tas benzas niekur... Серву, Данил. Ставь на 0. Серву. Nesvarbu, statyk dabar, kad būtų ir viskas, varo. Neatveršu Jonai. Servas. Žiūrėk, čia, Rusla. Čia. Žiūrėk, čia dar. Dar turiu vieną. Покрути. Ну и все. Где? Она не работает. Я выключу. Подожди, ничего не делай. Tu nebestatyk to nulio, tiesiog dėk ir viskas. Kreivų pavažiuosi, jomajo. Jo. Suk servą, suk horną. Laikys tą servą ant tų dviejų varžtų, seriukai, suk horną greičiau. А, той. Greičiau horną prisuk ir davai duodi gazą. Laikys tą servą ant tų trijų varžtų, jomajo. Gerai, kurk modelį. Palauk. Daverštų, blemba, nedaveršęs da. Ko nedaveržęs? Servus. Horną. Jeigu atlaikys. Visi nelaiko. Kas nelaiko? Prieki, varšt. Nu, kaip dievas duos. Давай. Davai, kūrėm. Давай. Крышку. Kur, davai. Da startį. Палавку. Не, что ты тут бежишь, надо сюда бить. Тут застряло. Да, вот. Пробуй. Покрутить? Ага. Все. Приехали. Pūs koro į vidų, gal dulks išpūsi dar to pačiu, kol ten biški traukas. Pabandyk patampyti. Duok, aš noriu ištelčiu. Tu kiltas. Не тяни. Блять, отдал šitą susuk. Jisai atsistojo tokią turną padėtį iš to pys. Ant užvedimo atsistojo. Alkuniakas? Ne. Starteris. Pastrigo. Penkios minutės liko. Все, пробуй. Давай. Давай. Kur. Я умею, кстати, тоже. Давай, Данил. Наверх, кебло, грей, декан, пора штук, кебло. Давай, нафиг, čia viską. Давай, газа.
Danila Grybas. Važiuok čia. O tai reiškia, kad jisai dar turi šansą. Varyk. Bet nežinau, ar tikrai viskas yra gerai sutvarkyta. Ne viskas. Ok, visiškai netikėtas posūkis, turėsim kovą dėl 3 vietos, laiko yra pakankamai. Ir žiūrėsim, kaip sekasi Danieliui važiuoti. Svarbiausia dabar stabiliai, bet taip jisai turi problemų sukant. Bandyk važiuoti. Į dešinę pusę. Nu tavo trimas ten yra. Kiek tau reikia veikti? 3 minutės, pažiūrėsim per kiek įveiki vieną ratą. Taip, pas Mindaugą, matau, irgi yra ruošiamas modelis važiuoti. Danieliaus ratas yra... Gerai, šitas labai bus didelis ratas, nes prieš tai skirtumas buvo didžiulis. Matysim, kaip dabar šitas ratas. Manau, kad čia gerai. Ir iš esmės tai reiškia, kad Danielius gali viešinti ir pakilti 3 vietą. Mindaugas matau kūrėsi. Davai, dar turi šansų, dar turi Danilą važiuoti. Per kalnus nešok, tu neturi valdymo. Būtų jau užsitikrinęs 3 vietą. Davai. Ant posūkių, jeigu gali iš gazo, biškį neaiškiai. Laikas taip yra 38 sekundės. Visi šansai. Visi šansai, davai, Danilą varai, 3 vietą tavo. Skiria jo tik tai ratas. Vienas ratas, davai. Ne, Mindaugas negali užsikurti. Rusla! Rimčiau, nežinau, kas ten atsitikė, bet modelis nesikuria. Ir Danielius... Danielius sugesta vėl! Kas čia vyksta? Nešimas modelis įpitęs. Kažkas yra daugiau, panašu, kad vėl servo mechanizmas. Matyt, buvo tiesiog susiteškim padaryta. Vienas ratas skiria dabar šitos dalyvius. Matau vėl didžiulę technikų komandą. Kabinė? Vieną ratą trūko. Eik tu savo, vieną ratą reikėjo. Danielis gesinamas, rodomi ženklai. Mindaugai, viskas, atsipasok. Nupum. Neprisidaryk mazonį. Ačiū. Per plauką. Tai buvo. Manau, daugam širdelė suskurdėjo. Yra kaip yra. Vyrai, čia buvo paskutinis. Dėsiu vėl brangiausias. Pritrūko, čia iš tikrųjų dar kažko. Liko vienas ratas ir iš esmės Danieliui reiktų 2 ratus. Jinai nereaguoja viskas. Kažkas turi mažiau negu 1 minutę. Jin sudėgė gal. Bet jeigu važiuotų, nebūtų įsukęs ir aplenkęs Mindaugo, tai galiu iškart konstatuoti faktą, kad jau Raimundas gali irgi kasyti motorą, nieks jau neaplenks pirmas. Jonas 2, Mindaugas 3 ir Danielius 4. Žodžiu, dar bandėm gelbėt modelį, bet nepavyko. Tai aš dar likau 5, Ruslanas 6. Nu nieko. Kaip pirmo Petroliaus varžybos šiais metais man visai neblogai. Pirmos 3, kiek ten 4 minutės, bam, amortikai lūžo. Ruslanas irgi susilaužė, ką jis tenais plau. Pusė šlūžo, ne? Lūžo. Amortikas naujas atsisuko. Ką? Amortizatorius naujas atsisuko ir išlaužė kabą. Karočią. Čia pragaro lenktynės šitas yra. Gerai, einam pamaršalaut, laukia dar 3 finalas ir tiek žinių. 1.5 Petrol 4 varomais ratais. Šiandien turėjom 6 dalyvius. Tai kviečiu, taip, iš tikrųjų labai faina buvo kova. Ruslanai, prašom, 6. Pradžia buvo įspūdinga, taip, tai yra turbūt labiausiai nenuspėjama klasė ir čia šiandien įvyko visiškai visko, nežinau, prisimint, duok ranką paspausiu, super. Ruslanas pabaigė šiek tiek anksčiau, bet padėjo savo sūnui tęsti kovą. Ir taip, 5 šiandien irgi daug potencialo turėjus. Trupa, Jonai. Kas ten sulūžo? Šakė, amortika irgi. Na, kažkaip čia šiandien su tais amortikais, man rodos, 2 ar 3 modeliai.
Trasa blogai paruošta. Na, kaip ten apie tą šokėją sako, ne? Gerai, ketvirtas, iš tikrųjų šauniai startavęs ir diktavęs belė kokį tempo, kur tikrai, nežinau, keliais ratais ten mūsų ta žvaigždžių sistema rodė, kad visus aplenks, bet dėja, kas yra. Ketvirtas, Jelinevičius Danielius. Danieliau, kviečiu. Tai vienu žodžiu, kolegos, suprantu, susitiksim trasą remontuoti visi kartu, ne? O, puikiai. Na ir mes pereinam prie apdovanojimų, tai aš truputėlį padėsiu. Ne. Romualdai, prašysiu čia prieiti prie manęs, aš biškį panaviguosiu, tai bus šita eilė. Na ir pirmas trietukas irgi iš tikrųjų. Wow, buvo iki paskutinių minučių, nebuvo aišku, ar ta trečia vieta keisis, nekeisis, bet yra kaip yra. Tomkevičius Mindaugas trečias! Irgi be amortiko. Mindaugai, prašau. Prizukų ir taip. Antras šiandien susigyveno iš tikrųjų po tam tikro laikotarpio su antra vieta ir finišavo iki galo. Musteikis Jonas, Sonikas. Puiku. Aš žinau, už kas ir mano dukra. Puikiai. Na, o tai reiškia, kad šios klasės nugalėtojas šiandien yra Bernatas Raimondas. Na taip. Dideli vyrai, dideli žaislai. Biški, ateik žingsnį, padėk man. Taip, nuotraukos atsiminimui į Facebooką, į visus klubus, tai kuo daugiau platinsim, tuo daugiau apie mus žinos ir daugiau susirinksim.